Jeigu 5-10 metų atgal manęs paklaustų kažkas produktas ar marketingas, kas yra neatsiejama pardavimų dalis, ar ne? Tai aš tikriausiai taip drąsiai pasakyčiau produktas. Geras produktas, tai turi parduoti save visada, žinai. Šiai dienai, kai aš matau visą mūsų vartojimo kultūrą, aš matau socialinius tinklus, aš matau reklamą, funnelius ir panašiai, kaip jauni žmonės iteruoja savo idėjas, kaip jauni žmonės validuoja savo idėjas ir kaip jie eina agresyviai ir drąsiai tas pačias Amerikos rinkas ir kitas. Ir dedėjant tos pačios lentynos produktas ar marketingas, laimi marketingas. Ir aš tikrai turiu sąžininkai pasakyti, kad marketingas vis dėlto yra, neatsiejama pardavimų dalis, kas yra absoliučiai laimintis. Absoliučiai laimintis šiandieną. Ypatingai ankstyvoje stadijoje. Vėliau tai be abejo, tu nepabėgsi nuo to, kad produktas turi būti geras, kad produktas turi būti kokybiškas, jeigu tu nori išlaikyti vartotoją, jeigu tu nori išlaikyti klientą. Bet tam pirminiame etape, taip.